Laidoje Kultūra Plius pasakojimas apie senąsias prekyvietės Klaipėdoje. Sužinosite, kur ir kada vykdavo turgus, kas ir kokias prekes ten parduodavo. Pamatysite, kokios buvo miesto parduotuvės ir koks jose vyrė gyvenimas. Apsilankysime Lapynuose, kur yra vienas geriausiai išlikusių molinės statybos dvarų. Papasakosime, kokie kino teatrai veikia Klaipėdos krašte. Sveiki! Artimiausią pusvalandį kviečiu praleisti su laida Kultūra Plius. Šiandien jūsų laukia 3 nauji pasakojimai iš Klaipėdos krašto ir mažosios Lietuvos. Ilgą laiką turgus buvo ne tik tokia vieta, kur galima įsigyti ar parduoti reikiamą prekę, bet ir pabendrauti, sudaryti rimtesnį sandorį ar net susirasti antrąją pusę. Kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie tai, koks turgus buvo Klaipėdoje ir kaip vėliau radosi parduotuvės. Svarbu vaidmenį Klaipėdoje visais laikais atliko prekyvietės. Turgus mieste tvirtovėje greičiausiai veikė nuo pat jos įkūrimo, tačiau tik suintensyvėjus prekybai ir ekonomikai Klaipėdoje, turgaus reikšmė gerokai išaugo. Tai yra 16 amžius, jau Turgaus gatvė ir atsiranda ir iš tikrųjų mūsų šito Klaipėdos savitumas yra tas, kad nėra Turgaus aikštės, kaip įprasta būtų, kaip būdavo didesniuose miestuose, nes čia dėl tokio miesto savitumo, kadangi svarbiausia buvo miestas, tvirtovė, pilis, o prekybai buvo panaudota išplatinta gatvė, Turgaus gatvė. Prekyvietėms naudotos ir gretimos su Turgaus gatve susisiekiančios gatvelės. Buvo leista amatininkams savo gaminiais prekiauti, prekystalius išstatyti ir prie savo gyvenamųjų namų, dėl to ir Mėsininkų gatvė, mes žinome, ir kitos gatvės, arba Tiltų gatvėje. Ten kepėjai turėdavo net tokias būdeles laikinas pasistatę medinės, iš kurių prekiaudavo savo gaminiais. Laikui bėgant mieste radosi ne viena prekyvietė. Frydricho priemiesčio turgus, kuriame atsirado vienintelė mieste stačiakampio formos aikštė, įsteigtas 18 amžiuje. Nepaisant to, šis turgus, veikiantis dar ir šiandien, netapo centrinė prekyvietė. Sujungus šį priemiestį su senamiesčiu, Frydricho prekyvietė tapo Galvijo turgumi. O ta mūsų senasis turgus, tai buvo, kaip minėjau, vadinamas Galvijų turgum. Tai, nes jau nebuvo didelė aikštė, vėlgi atvažiuojama su vežimais ir čia prekiaujama ir grūdais, ir įvairiais, gyvaisiais, sakykime, paršiukais, kiaulėmis, gyvais paukščiais ir taip toliau. 19 amžiaus pradžioje Klaipėdos prekyvietės pradėjo plėstis. Kūriamos specializuotos prekyvietės, tai yra tokia 1819 metai, tai yra data, kuomet užpilami dalis gynybinių griovų kaip piliavietės ir čia atsiranda miesto tokia aikštė prekyvietė. Jis buvo gana netaisyklingo tokio plano, dabar mes jos jau nebematome, čia yra prie senosios prieplaukos ta vieta, prie pasukamo tiltelio. Čia greitai okupavo tokiom negražiom būdelėm, kaip sako, mėsininkai pasistatė tokias. Tai kai miestas praturtėjo, jau 1860 metais pastatė pirmąją fachverkinę Turgaus halę. Čia buvo leidžiama prekiauti mėsa, šviežia paukštiena, duonos gaminiais. Šalia šios prekyvietės ir pilies griovių veikia vadinamasis žuvų turgus. Buvo prekiaujama tiesiai iš laivelių. Sudegus senąjį Turgaus halei 1900-aisiais buvo pastatyta nauja raudonų plytų halė. Turgus vystėsi nestichiškai, visa veikla buvo reglamentuota. Štai Turgaus halėje drausta prekiauti rūkytą žuvimi, šviežiais ir egzotiškais vaisiais. Turgaus gatvėje buvo leidžiama valstietės, dažniausiai moteris prekiaudavo, atsiveždavo ten kiaušinių, pieno produktų, jos čia ant šaligatvio pasistatydavo savo bidonėlius, kas tokį soliuką atsiveždavo ir tokia prekyba, kai vykdavo kelias valandas, atsiveža anksti ryte, išprekiauja ir susitvarko savo vietą ir ji lieka tuščia ir tvarkinga. Prie teatro jau toje naujo Turgaus aikštėje buvo leidžiama atvažiuoti su vežimais, prekiauti iš vežimų. Tai irgi daržovėmis prekiaudavo, svogūnais, ką užaugina ir taip toliau.
Įkūrus naująjį turgų, dabartinė teatro aikštė atsidūrė tarp dviejų prekyviečių, vėliau susiliejo su jomis, virto didelę turgavietę. Taip 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje nuo Jono bažnyčios iki pilies nutyso ilga prekyvietė. Klaipėdoje veikia ir specializuoti turgus. Miestiečiai turėjo daug arklių, o saugumo sumetimais šieną laikydavo už miesto esančiose daržinėse arba pirkdavo šieno turguje. Tas šieno turgus buvo labai populiarus 19 dar amžiuje, vėliau jis aišku, kuomet jau atsiranda kitos transporto priemonės ir tramvajai, ir geležinkeliai, ir automobiliai, jisai jau nebeteko savo prasmės, bet čia įsikurdavo prekiautojų malkomis. Prekyviečių būta ir priemiesčiuose. Liepų gatvės pradžioje Krūmamiestyje veikia Žąsų turgus. Vitės ir Bomelsvitės priemiesčiuose taip pat veikia gatvinio tipo turgus. Čia virė labai spalvingas gyvenimas. Turgus visada tokio duodavo spalvingumą, nes čia susirinkdavo, kaip sakau, įvairūs žmonės, atvažiuodavo ir iš Lietuvos, žemaičiai iš Lietuvos, na ir kaip miestiečiai vis kartais būdavo tas arkliukas prastesnis, iš Paribio atvažiavęs, ar vežimas prastesnis, tai čia duodavo, tai ir kildavo tokios vietiniam gyvenimui, štai mes geriau gyvenam, o jie ne taip gerai. Visada svečiai atvykę, apsistoję kokiuose viešbučiuose, visada lankydavosi turguose, nes tai būdavo galima pamatyti, kaip sakoma, tarsi kaip koks muziejus miestas tapdavo, nes čia suvažiuodavo įvairios, ypatingas apie 30-uosius metus, įvairios transporto priemonės ir visokios senoviniai vežimaičiai, bričkos, to, ko jau kas iš kokio kaimo atvykdavo ar sugalvodavo su juo atvykti, tai čia buvo galima pamatyti ir automobilį naujausią, ir senesnį vežimą, ir dar senoviniais rūbais apsitaisiusias moteris. Tai buvo turgus, ne tik tai perku parduodu, bet ir galimybė pabendrauti, kaimiečiam puikia proga įsigyti prekių, smuklių ar karčiamų, ar užeigų laikytojams buvo irgi labai gera. Prie turgaus vykdavo daug užeigų, kur didesni sandoriai buvo užtvirtinami taurele. Tradiciniai turgus vykdavo 2 kartus per savaitę – trečiadieniais ir šeštadieniais. Klaipėdoje buvo rengiami paprasti turgus ir mugės. 18 amžiaus antroje pusėje Klaipėdoje mugės vykdavo po 2 savaites. Atvažiuodavo pirkliai, prekybininkai iš ir Berlynas, Ryga ir visi kiti, ir jie čia statydavosi vėlgi laikinas būdeles, išsinuomodavo patalpas pas vietinius gyventojus, ypatingai pagrindinės gatvės būdavo jose veiksmas vykdavo, bet taip pat ir 20 amžiuje mugės buvo laukiamos, populiarios, tas jomarkas vadinamas, kuomet ne tik tai perkama, parduodama, bet ir atvykdavo ir atrakcionai, ir cirkai, ir būrėjai, iš visų kraštų suplaukdavo. Nemugių dienomis iš svetur atvykusiems pirkliams prekiauti buvo uždrausta. Pirmąją ir paskutinę prekymečio dieną vykdavo vadinamieji valstiečių turgus. Kai dabar, sakytume, tautodailininkų mugė, tai reiškia, kad suvažiuodavo, moteris galėdavo suvažiuoti be jokio mokesčio, rinkdamosi Liepų gatvėje ir prekiaudavo audiniais, savo austais, verpalais. Ir visais tokiais, dažniausiai populiariausios prekės buvo, ir vadindavosi tame bobturgiu. Iki 16 amžiaus parduotuvės atstojo karčiamos ir tik atsiradus pirklių cechui, prekyba tapo šio luomo privilegija. Būdavo parduodama prekės iš laivo kokiuose, ne tik sandėliuose, kuriuos sukraudavo, turėdavo savo sandėlius, bet ir aukcionų metu nuomodavosi ir viešbučių sales, ir kažkokius kiemus. Bet kuomet atsirado tų gyventojų padaugėjo ir perkamoji galia didesnė, tai atsirado tas jau turėti pastovias parduotuvės. Taip pat pirkliai ir įkūrė tas parduotuvės savo gyvenamuosiuose namuose. Ir aišku, pirmuosiuose aukštuose, pusrūsiuose. Pirmasis prekybos centras buvo įkurtas dabartinėje Puodžių gatvėje. Olandų prekybininkai čia parduodavo įvairius gaminius. Puodžių 11. Jis yra architektūros paminklas, klasicistinio stiliaus pastatas. Jisai vėliau naudotas įvairiom kitom prasmėm, bet tai buvo pirmasis prekybinis centras, kuomet atvykėliai čia iš Olandijos apsigyvenę Klaipėdoje, overlanderiai, jie įkūrė pirmą prekybinį centrą, kur buvo prekiaujama įvairiais gaminiais.
ką mes matome Turgaus gatvėje ar Tiltų gatvės pastatuose, visose buvo paprastai kažkas tai ar ar parduotuvė, ar užeiga kažkokia, tai visas iš tikrųjų buvo naudotas ir Manto gatvėje. Didžiosios miesto parduotuvės užimdavo net kelis aukštus. Žinomiausias ir stambiausias prekybinis centras, tai ir mes iki šiol atsiminam Pajūrio univermagą ir dabar kažkiek jame dar prekiaujame, tai buvo didžiausias prekybinis centras. Paskutiniu metu tokia Las & Co kompanija buvo įsigijusi, tai yra beveik užėmė visą kvartaliuką ir čia buvo prekiaujama įvairiausiais gaminiais. O įdomiausia tai, kad jie nebuvo šito centro įkūrėjai, bet Lasas, įkūrėjas firmos, atvyko į Klaipėdą XIX amžiaus vidury ir išsinuomavo nedidelę patalpėlę prie Biržos tilto, buvusiam Biržos name. Ir pradėjo nuo to, o jau 44 metais štai baigė didžiulių prekybinių centrų. Čia veikia ir siuvykla, ir valykla prie jo, ir galima buvo drabužius ir pataisyti, galima buvo ir užsisakyti norimų buvo prekiaujama žymiausių ten firmų produkcija. Pradėjo populiarėti ir tokia paslauga prekyba paštu, buvo atgabenamos prekės, sakykime, tai prekyba buvo išvystyta, nes ne veltui Klaipėda buvo vadinamas jūrų ir prekybos miestas. Kaip ir šiandien, taip ir anuomet pardavėjai įvairiais būdais stengiasi privilioti klientą ne tik prekių asortimentu, bet ir įvairiomis akcijomis. Ypatingai prekyba pagyvėdavo, aišku, prieš Kalėdas. Tai visas gruodis būdavo tas nuolaidų metas dažniausiai ir turėjo savo tokį netgi specialų terminą – baltoji savaitė. Kuomet skelbiamos nuolaidos, čia, kaip matysit, ir toks skelbimas yra, ir visi didžiausi prekybos tai galėdavo leisti didžiausi prekybos centrai nuolaidas. Bet šiaip tai kiekvienai parduotuvėje būdavo galima nusidėrėti. Dėdavo savo reklamas, jos yra įdomios labai, įvairiuose laikraščiuose, turėdavo savo pastovius klientus ir jiem darydavo nuolaidas. O kaip minėjau, tą gruodį, tai būdavo netgi leidžiama parduotuvės atidaryti sekmadienį. Sekmadienis šiaip tai buvo nedarbo diena, kaip ir visur, visuose kraštuose civilizuotuose iki šiol parduotuvės neveikdavo, bet jau gruodžio paskutinės prieš Kalėdas 2 savaitės būdavo ir turėjo savo specialų terminą. Sidabrinis sekmadienis, o paskutinis prieš Kalėdas būdavo auksinis sekmadienis. Tai iš tikrųjų, kai visi suskubdavo įsigyti dovanų su nuolaidomis. Iki šių dienų Klaipėdoje dar veikia senasis Frydricho arba Galvijų turgus, kuriame galima įsigyti įvairių prekių užsukus kiekvieną savaitės dieną. Nors didžioji dalis parduotuvių šiandien telkiasi didžiuosiuose prekybos centruose, tačiau kaip ir seniau, taip ir dabar nemaža jų dalis yra užėmusios beveik visus Herkaus Manto gatvės pastatų pirmus aukštus. Lapynų dvaras – vienas geriausių iki šių dienų išlikusių molinės statybos dvarų Klaipėdos krašte. Jis yra už Sugų gyvenvietės, važiuojant iš Klaipėdos į Šilutę. Kviečiu apsilankyti Lapynų dvare, sužinoti jo istoriją ir taip, kaip jis atrodo šiandien. Lapynų dvaras įsikūręs kiek daugiau nei 5 km nuo Sugų gyvenvietės prie Tenenio upės. Apie 1648 metus privilegiją Lapynuose laikyti smuklę gavo Verdainės bažnytinės mokyklos mokytojas Danielius Riteris. Į Verdainę jis atvykęs 1621 metais ir ten mokytojavęs net 46 metus. Jam taip pat suteikiami ir 2 ūbai apgyvendintos žemės bei 2 ūbai Teikvietės Barvų šile prie Varbupio upelio. Nėra tiksliai žinoma, kas atsitiko Danieliui Riteriui, ar jisai mirė, ar atsisakė šios smuklės, tačiau jie vėliau pereina Johun Cintijus. 1692 metais Cintijus pasiskundė valdžiai, kad jo turimoje žemėje nėra pilnų 4 ūbų. Valdžia patenkino jo skundą. Skiria jam papildomai dar 2 ūbus žemių.
Vis dėlto Cintijus labai nusigyvena ir 1697 metais Telšių seniūnui užstato smuklę. Negana to, Cintijus ar jo žmona iš Verdainės bažnyčios pasiskolino 400 florinų, kurie praėjus beveik 2 dešimtmečiams dar buvo negrąžinti. Įdomu tai, kad Verdainės bažnyčios kunigas buvo Johanas Cintijus. Gali būti, kad jis buvo Lapynų dvaro savininko tėvas. Vis dėlto 1719 metais smuklę iš jos nuperka Šilutės domenų valdytojas krašto tarėjas Jakob Müller. Tačiau ir jis įklimpsta į skolas, todėl 1727 metais Lapynus valdžia konfiskuoja ir atiduoda Šilutės dvarui. Nepaisant to, Lapynų dvaras buvo nuomojamas atskirai. Už juos 1727 metais mokėtas 80 talerių nuomos mokestis, o po 15 metų mokestis buvo jau 2 kartus didesnis. 1757 metais rusų kariuomenė Lapynus nuniokoja ir sudegina. Niekas jų nebenori nuomotis, tik vienintelis Šilutės amtmonas čia dar laiko savo avis. Tik rusų kariuomeniai pasitraukus, Kulmo teisėmis Lapynus gauna Rautenbergo grafystės administratorius Breko. Jis 1768 metais Šilutės domenų valdybai įsipareigoja mokėti činčo mokestį, o smukliai suteikiama teisė gaminti alų. 1764 jis įsigyja tuščias Švedrių kaimo žemes. Ten turi apgyvendinti 6 valstiečių šeimas. Matyt, dėl šio ūkio verktinos būklės naujajam savininkui buvo suteikta teisė 6 metus nemokėti mokesčių. Tačiau net nepasibaigus neapmokestintam laikotarpiui, Breskovas dvarą pardavė, o pats nusipirko naujas žemes, kurias pavadino savo vardu – Jurginės. Iki pat XIX amžiaus pradžios ūkio savininkai dažnai keitėsi. 1801 metais dvarą įsigyja stambus Klaipėdos krašto prekybininkas Johann Friedrich Funk. Jis turi ir dvarą Norkaičiuose. Vėliau šitą dvarą perima jo žmona Julijanė Dorotėja, o 1805 metais jos sūnus Gottlieb Funk. Gottliebo Funko rūpesčių dvaro sodyba buvo išplėsta, pastatyta daug naujų pastatų. Jis 1839 metais pastatė naują gyvenamą namą ir didžiulę avidę. Abu šie pastatai išlikę iki šiol. Be to reiktų pažymėti, kad Lapynai buvo prie pat senojo kelio iš Verdainės į Klaipėdą. Smuklė stovėjo vienoje kelio pusėje, dvaras kitoje. Manoma, kad dvarui ir smukliai didžiausią įtaką turėjo Hans šeimos atstovai. Tuo metu Lapynuose gyveno net kelios Hans šeimos. Šituo metu dvaras ir klestėjo ir buvo labai gerai žinomas visame Klaipėdos krašte. Heinrichas Friedrichas Hanas Lapynų dvarą nusipirko iš Gottliebo Funko. Vesdamas jo dukterį, jis išpirko dvarą, kad liktų kraičio ir naujosios jo žmonos seserims. 1855 metais jis įsigijo ir gretimą Jurgaičių dvarą. Lapynuose pastatė naujų pastatų. Atokių sodybos buvo ūkinis kiemas su 10 namų. XIX amžiaus viduryje dvare buvo laikomas 31 arklys, 77 galvijai, per 800 avių, 50 kiaulių. Lapynų ūkį nuo 1873 metų sėkmingai valdė Hano sūnus, kuris už gerą ūkininkavimą buvo apdovanotas Raudonojo erelio ordinu. Dvarininkas buvo visuomenės ir politikos veikėjas. Jo rūpesčiu atidaryta Žemaitkiemio geležinkelio stotis. Pas jį agronomijos praktiką atliko Hugo Šojus, kuris su jo sūnumi Bruno tapo gerais bičiuliais, tad Šilutės ir Lapynų savininkai bendravo šeimomis. Į Lapynus karietomis suvažiuodavo daug svečių. Geras medžiais apsodintas kelias vedė iki pat pagrindinio balto gyvenamojo namo. Dvaro parką suprojektavo samdytas architektas. Lapynai turėjo 410 hektarų žemės, vertėsi gyvulininkyste, augino bulves, prekiavo medieną. Iki šių dienų dvaras yra laikomas geriausiai išlikęs molinės statybos dvaras, esantis tarp Žemaitkiemio ir Saugų. Iki šių dienų yra išlikę tokie pastatai kaip gyvenamasis namas, kumetynas, malūno pastatas, ūkinis pastatas ir arklinė. Paskutinis dvarininkas buvo Bruno Hanas, kuris po studijų įstojo į dragūnų būrį Tilžėje. Čia jį užklupo pirmasis pasaulinis karas.
Tarpukariu jis grįžo į Lapynų dvarą ir tęsė veiklą. Dalyvavo politinėme ir visuomeniniame Šilutės gyvenime. 1844 m. spalį Hano šeima paliko dvarą. Sovietmečiu jis nugyventas. Dabar dvaro pastatuose įsikūrusios kelios šeimos. Kai kurie pastatai baigė sunykti, kiti, kuriuose gyvena žmonės, yra šiek tiek tvarkomi. Štutgarte dar dabar gyvena Hano dukra baronienė Grunhilda von Haiking, kuri apsilanko ir Lapynų dvare. Trumpiausioje laidos rubrikoje Ar žinai pristatome įdomius faktus iš rytprūsių gyvenimo. Šį kartą papasakosime apie kino teatrus Klaipėdos krašte. Kino filmai buvo rodomi įvairiose salėse, kino teatrams pritaikyti sandėliai, gyvenamieji namai. Nebylūs kino filmai rodyti su rašytiniais intarpais, paaiškinimais, vyravo Vokietijos filmai su vokiškais užrašais. Tai didino tautinę įtampą. Rytprūsių pusėje kino teatrai sparčiai plito. Pavyzdžiui, Kaukėnuose, kur būta apie 4,5 tūkstančio gyventojų, tarpukariu pastatytas naujas 600 vietų modernios įrangos kino teatras. Jie itin plito, kai kinematografija tapo reikšminga žiniasklaidos ir propagandos priemonė. Nacių laikais kino teatruose rodyti filmai apie režimo laimėjimus. 1897 m. Liepą Klaipėdoje klajojanti trupė parodė pirmąjį judančių paveikslėlių seansą. Nebylus vaizdas buvo palydimas muzikinio akompanimento. Ši trupė iki 1911 m. kasmet atvykdavo į Klaipėdos mugę ir atveždavo naujų filmų. 1910 m. Liepų alėjoje buvo atidarytas pirmasis Klaipėdoje kino teatras. Čia jis egzistavo neilgai. Jo savininkas Gėjeris po poros metų viename rekonstruotame Žvejų gatvės sandėlyje atidarė Welt kino. Sovietmečiu čia veikė Baltijos kino teatras. Tačiau ir čia jis ilgai neužsibuvo, nes Gėjeris perkelė savo filmą į Sansusi restoraną, pavadinęs jį Luizės teatru. Tokiai migracijai įtaką padarė 1913 metais atsiradusi konkurencija. Miesto teatre įsikūrė Kamer firma. Be to, tais pačiais metais Pirklys Kersteinas pastatė ir pirmąjį specialiai rodyti filmams skirtą pastatą, vadinamą Apolo vardu. 1919 metais vietoj Luizės teatro pradėjo veikti Uranija. Šis nedidelis kino teatras daugiausia rodė sensacingus ir nuotykių filmus. Apolo ir Uranija kino teatrai priklausė vienai bendrovei. 1920 metais Žvejų gatvėje buvusio Welt kino vietoje buvo atidarytas Kamer kino teatras, tuomet pats gražiausias ir moderniausias kino teatras ne tik Klaipėdoje. Jame rodyti daugiausia vokiški filmai. 1930 metais uostamiestyje pradėjo veikti trečiasis didelis kino teatras Kapitolis, kurį valdė žydų kapitalo bendrovė. Kapitolis turėjo amerikietiškų filmų rodymo monopolį. Tarpukariu Klaipėdos krašte kino teatrai veikė Pagėgiuose, Šilutėje, Klaipėdoje buvo net 3. Apie 1925 metus Klaipėdoje kurį laiką veikė ir lietuviškas kino teatras Liepsna. Tai buvo visos istorijos, kurias šiandien jums norėjome parodyti ir papasakoti. Jeigu nespėjote pažiūrėti visos laidos, jos įrašus galite rasti Kultūra Plius YouTube kanale arba svetainėje kulturaplius.lt. Iki pasimatymo, su jumis buvo laida Kultūra Plius.